Važiuodamas iš Liepojos link Klaipėdos radau tokį apleistą vėjo malūną, kuris pastatytas yra dar 1830 metais Latvijoje Šikšnų kaime. Tai tipiškas vėjo malūnas, kuris ilgą laiką tarnavo pagal paskirtį, tačiau laikui bėgant jis buvo apleistas. Matosi, kad sovietiniais laikais jį perdarė į pirtį, buvo pramogų vieta. Tai šiuo metu, nepaisant to, kad jis yra apleistas, tai pakankamai išlieka įdomus objektas fotografam, istorijos mėgėjim ar keliautojams tokiems kaip aš, kurie ieško įdomių ir autentiškų vietų. Su jumis buvo Eimantas ir kol kas iki kitų kartų važiuojam link Lietuvos jau.